Labas rytas visiems, sveiki susirinkę į mūsų paskaitą. Aš turiu šiandien garbę ir malonumą pristatyti savo kolegę, gydytoją echoskopuotoją ir šeimos gydytoją Kristiną Lebedėvaitę. Mes kartu dirbame ir šiandien pranešimą skaitome klinikos Antalgėje vardu. Mus galite rasti Vilniuje visai toli nuo čia, nuo Žalgirio arenos, Šiaulių gatvėje 35. Visų laukiame, jeigu ieškote šeimos gydytojo, ar jums prireikia reabilitacijos, neurologo, kardiologo, tai drąsiai laukiame atvykstant. Sveiki. Ačiū už pristatymą. Šiandien kartu su manimi yra mano kolegė, taip pat Kristina, šeimos gydytoja, universiteto lektorė, doktorantė, kolegė, draugė. Todėl šiandien mes nusprendėm pakalbėti aktualia moterims tema. Ši tema yra mūsų abiejų domėjimosi sritis, todėl sujungiam savo pajėgas kartu. Ir bandysim pristatyti. Tai ko galima tikėtis šiandien mūsų pranešimo metu? Pradėsim nuo labai paprastų dalykų, nuo anatomijos, tai kokia yra ta krūties struktūra, kaip ji gali atrodyti, kokie yra audiniai, kokios yra ten liaukos ir taip toliau. Toliau judėsim link profilaktikos, kas tai yra, kokios yra programos prieinamos Lietuvoje moteriams ir vyrams, ar galbūt tik moteriams. Pašnekėsime apie krūtų ligų rizikos veiksnius, apie mastopatijas, krūties vėžį, krūtų operacijas ir implantus. Paliesime gale nėštumą, mastitus ir taip pat aš iš savo pusės šiek tiek papasakosiu jums apie paskutinio meto mokslo pažangos elementus susijusius su krūtų būtent sveikata. Ir gale mūsų pranešimo taip pat turėsite galimybę užduoti klausimus, galėsime padiskutuoti, o jeigu liks dar tokių gal jautresnių temų ar individualesnių klausimų, tai kviečiame visus drąsiai prieiti prie mūsų stendo esančio pagrindinėje salėje eilėje. Tai lauksime visų ir dabar Kristina, tai kokiosgi yra krūties anatomijos ypatybės? Taip, norint suprasti krūtų ligas, pirmiausia reikia pradėti nuo anatomijos, kad ir kaip tai būtų galbūt neįdomu, tačiau yra svarbu suprasti, kaip krūtis yra sudaryta. Tai natūraliai yra sudaryta iš dviejų audinių, tai pagrinde iš fibroliaukinio ir iš riebalėlių. Fibroliaukinis audinys tai būtent sudarytas iš liaukučių, kurios nėštumo metu gamina tam, kad būtų žindomas kūdikis. Kiek kurio audinio yra, tai yra labai individualios savybės, kadangi tai priklauso ir nuo hormoninio fono, priklauso taip pat ir nuo genetikos. Jeigu yra antsvoris, tai automatiškai, kad bus daugiau to riebalinio audinio, nei liaukinio, bet galutinio, aišku. Na, taip pat priklauso ir nuo hormoninio fono, kadangi nėštumo, laktacijos metu vėl keičiasi, liaukinis audinys pradeda vyrauti, o su amžiumi yra tendencija, kad to liaukinio audinio mažėja. Todėl, kodėl apie tai kalbu, nes tai labai siejasi su tuo, kokius mes tyrimus darome, kada profilaktika yra vykdoma, dėl to labai yra svarbu suprasti, kaip ta krūtis yra sudaryta. Tai va, stebimos tendencijos, kad jaunos turi daugiau to fibroliaukinio audinio, su metais jo mažėja, vyksta jo involucija, taip vadinama, na ir riebalinio audinio santykinai daugėja. Tačiau tai nebūtinai tai turi vykti, nes kiekviena taisyklė turi išimtį ir nėra taip, kad su jais kažkuria amžiaus ribai kardinaliai pasikeičia santykis ir viskas. Bus taip ir ne kitaip. Todėl, kalbant apie ligų profilaktiką, yra labai svarbu paminėti,
Šiandien iš tikrųjų sulaukime klausimų čia iš savanorių, kurios padėjo organizuoti renginį, ar mums aktualu. Tai visom moterim yra aktualu. Ir taip standartiškai krūtų ligų profilaktika yra rekomenduojama nuo 19 metų sulaukti pilnametystės, tačiau vėlgi tai nėra, kad kardinaliai tik tai to reikia laikytis, kadangi ir paauglystėje gali atsirasti įvairių ligų. Tačiau jau taip traktuojama, kad jau reikėtų leidžiant sulaukus pilnametystės pradėti atlikti krūtų apžiūrą pačiai moteriai. Ta labai rekomenduojama daryti po mėnesinių, kadangi vėlgi tai yra hormoninis fonas keičiasi ir tarkim ciklo net toje fazėje atliekant būtent apčiuopą galima truputėlį klaidingų interpretacijų susidaryti. Dėl to visą laiką rekomenduojama daryti tuo pačiu metu, kad būtų jau žinoma, kad būtent toj ciklo fazėje moteris jau pažįsta, koks yra audinys, kur yra kokia pagelis arba. Todėl rekomenduojama, aišku, daryti kas mėnesį. Aišku, jeigu vieną kažkokį mėnesį nepadarysi, tai tikrai nieko blogo nebus, bet kalbama apie tai, kad turi būti ta tendencija, būtent turėti tokį įprotį ir suvaldyti tai, kad tai pataptų tiesiog normalia rutina, kaip mes apsižiūrime kažkokias kitas kūno vietas, ar ne, veido priežiūrą, tai čia lygiai tas pats. Pagal galiojančius teisės aktus pas šeimos gydytojų apčiuopa turėtų būti atliekama bent vieną kartą metuose visoms pilnametėms. Jeigu mergina yra nepilnametė, tai bent kartą per 2 metus šeimos gydytojas turėtų atlikti krūtų apčiuopą profilaktikos tikslais, kaip ir atlieka pilvo apčiuopą, pažiūri gerklę, apčiuopia limfmazgius. Tai būtent šitos vietos irgi nereikėtų pamiršti. Taip, ir kaip tą daryti, iš tikrųjų čia įdėjau vieną iš patarimų, kaip tą galima daryti. Atsigulus, atsistojus, geriausia daryti prieš veidrodį, patogiausia turbūt tai daryti duše. Išduosiu paslaptį, kad turėsite galimybę šitas rekomendacijas gauti savo asmeniškai. Tai galite dabar fotografuotis arba galite palaukti paskaitos pabaigos. Tai klausimas jums. Kas iš jūsų atlieka krūtų apčiuopą pačios? Nedaug, ar ne? Kai kas atlieka, kai kas neatlieka. Bet turbūt natūralu, Kristina, ar ne? Nes vieni galvoja, kad tai yra tiesiog gydytojo reikalas, kad mane apžiūrėtų, kiti galbūt nėra įsitikinę savo žiniomis. Tai dabar, ką Kristina pakalbėjo, žinosim, tikimės visi, kad po praėjus mėnesinėms, ar ne, hormonams stabilizavusis, taip paprastai pasakius, galime atlikti apčiuopą ir apžiūrą savęs pačios. Taip, ir dar šitoje vietoje norėčiau pridurti, ką iš tikrųjų dažnai iš pacienčių tenka išgirsti, kad tai sako, aš bijau, nes aš nesuprantu, ką aš ten čiuopiu, man tada labai daug baisių minčių. Tai vėlgi, grįžtant prie to, kaip sudaryta yra krūtis, tai natūralu, kad yra kažkokių problėtumų, kadangi tas pats liaukinis audinys, jisai yra, kad jis geriau įsivaizduoti, tai kaip vyno kekė. Jisai nėra tolygus, jis toksai yra tų tokių, pavadinkime, magelių, kažkokių išpilimų, tačiau darant reguliariai ir pažįstant save, jeigu kažkas atsiras naujo, to mano buvo prieš mėnesį, tai moteris bus ta pati pirmoji, kuri tą apčiuops ir dažniausiai moteris, kurios tą daro, jos ateina konsultaciją ir sako, kažkas ne taip, nes praeitą mėnesį to nebuvo. Iš pirmo karto galbūt nepavyks suprasti, bet tikrai labai daug minčių, nes ir čia kažkas čiuopės, ir čia. Tačiau išsiugdžius tą įprotį, tada jau yra tampa lengviau, kaip ir su bet kurio kitų dalyko. Tai va, dėl to labai daug dėmesio aš tam skiriu, kad baisu pradėti, baisu kažką užsičiuopti, bet iš tikrųjų labai svarbu. Kitas dalykas, kalbant apie profilaktiką, iš tikrųjų, moteris irgi šito susidūrė, kad nežino, kad galima grūdų echoskopiją daryti ir rekomenduojama ją daryti. Ir
labai dažnai susiduriu su to nuomonė, kad sakom, manęs nesiuntė, arba ten tik nuo 50, krūtų ligos tik nuo 50 prasideda, tai man 35 ir aš, čia ne apie mane. Tai ne, vėlgi, tuo echoskopija profilaktiškai rekomenduojama atlikti. Dėl dažnumo nėra turbūt galbūt aišku, kriterijų sudėliota, kadangi vėl žiūrima labai individualiai. Tačiau vėlgi, reikėtų žinoti apie savo tėvų sveikatą planuojant nėštumą ir pradedant ilgą laiką vartoti kontraceptinės priemonės, ypatingai prieš pakaitinę hormonų terapiją. Iš tikrųjų galiu pasidžiaugti, kad vis dažniau ginekologai jau siunčia atlikti krūtų echoskopiją prieš pakaitinę hormonų terapiją, prieš skiriant, tam, kad įsitikintų, kokia yra situacija būtent su tuo metu su krūtim, ar nėra kažkokių, kad ir gerybinių pakitimų, ar net vėžinių, galbūt kažkokių tantinų pakitimų, na ir tuomet jau galima drąsiai skirti tos hormoninį tą gydymą. Taip pat yra labai rekomenduojama atlikti prieš krūtų operacijas, tiek prieš didinimo, tiek prieš mažinimo, kad vėl chirurgai žinotų, kokia yra situacija. Tai labai yra svarbu, galbūt irgi ne visada iš kolegų ateina ta rekomendacija, ypač jeigu yra prieš didinimo operacijas, kažkaip vieni parekomenduoja, kiti šiek tiek primiršta tą padaryti, kai kurios moterys pati pagalvoja, kad galbūt visai vertėtų. Tai va, taip pat profilaktiškai atlikti esant gerybinėms krūtų ligoms, šitoje vietoje galima diskutuoti, ar tai yra profilaktika, ar tai jau yra sekimas. Vėlgi, priežiūra turėtų būti. Taip pat gali būti siunčiama jau po mamografijos būtent patikslinimui. Tai šitoje vietoje vėlgi labai yra svarbu žinoti, su kuo susiduriu moteris, kuriai pagal amžių, pagal prevencinę programą yra atlikta mamograma ir siunčia radiologas būtent rekomenduoja atlikti krūtų echoskopiją, patikslinimą, esant tokiam liaukiniam audiniui. Pacientės akys didelės, kažką rado, kažką matom. Tai šitoje vietoje labai dažnai atsisiunčiama vien dėl to, kad, kaip ir minėjau, krūtis yra sudaryta iš liaukinio ir riebalinio audinio. Liaukinis audinys, jeigu yra daug, jeigu jis yra tampus, mamogramoje matomas kaip balta dėmė. Kas yra po juo, kas yra jame, yra sunku įvertinti radiologą, kadangi ir vėžys gali atrodyti labai panašiai. Dėl to siunčia rekomenduoja atlikti krūtų echoskopiją tam, kad mes galėtume įvertinti tą liaukinį. Čia yra liaukinis audinys, šitas atsėsmas yra riebaninis, čia yra ultragarso nuotrauka. Ir tokiu būdu yra lengviau diferencijuoti, ar tai tiesiog yra liaukinis audinys tankesnis, ar tai jau yra kažkokių kitų pakitimų. Tai dabar klausimas mūsų auditorijai vėl. Kiek iš jūsų periodiškai darotės krūtų echoskopiją? Ar yra tokių, pakelkit ranką, kurie tikrai kas metus vaikšto? Vėlgi džiuginantis skaičius, nes tikrai yra žmonių, kurie rūpinasi ir periodiškai. Tikimės, kad kita auditorijos dalis dabar ir savo aplinkai ir artimoms moteriams parekomenduos, kad galima tikrai tą atlikti periodiškai. Visiškai nesunku, jeigu turite savo šeimos gydytoją, tiesiog profilaktinio vizito kasmetinio metu jūs jam užsimenate, kad dar pageidautumėte nukreipimo krūtų echoskopijai ir šeimos gydytojas nusiunčia jūs gydytojo echoskopuotojo arba gydytojo radiologo konsultacijai, o jeigu turite tokį nuostabų gydytoją, kuris pats atlieka echoskopijas, kaip šiuo atveju Kristina, tai tiesiog susitarėte dėl vizito laiko. Tai kaip ir užsiminiau apie mamogramas,
matote, viršuje yra mamogramos vaizdai, jau kaip atrodo. Va, tarkim, viršuje yra pilkesnis vaizdas, tai čia yra jau pagrindė riebalinis audinys likęs, o apačioje matosi, va, yra kažkokie baltesni plotai, ten va, yra rodiklė pažymėta, ten gali būti tiesiog stankės audinys arba gali būti vėžiniai pakitimai. Dėl to kitą kartą yra siunčiama patikslinti būtent ultragarsu. Apačioje yra iliustracija apie tai, kaip yra atliekama mamograma. Tai būtent jos metu krūtis yra suspaudžiama su specialiu aparatu ir daromos 2 krypčių nuotraukos, tai soniniai įstrižimai ir vienos ir kitos krūties, tai iš viso yra daromos 4 nuotraukos. Pati mamograma yra paremta kaip ir rentgeno principų, panašiai kaip mes šviečiam plaučius, tik truputėlį kitas režimas, tai yra minkštųjų audinių režimas, tai truputėlį techniniai dalykai kitokie, bet pats principas yra to paremta. Tai va, profilaktika yra paremta tuo, kad mamografija turėtų būti atliekama profilaktiškai kas 2 metus. Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus yra nuo 45 metų iki 74 metų. Tai čia yra šių metų naujiena, kadangi nuo sausio mėnesio pasikeitė ministro įsakymas. Ir šiuo metu yra jau platesnėje auditorijai moterų būtent taikoma ši prevencinė programa. Ir tai yra atliekama kas 2 metus. Tai iš tikrųjų yra informatyvus tyrimas ir labai dažnai susilaukiu klausimų, tai jeigu darau ultragarso, tai kam to mamogramą. Tai vėlgi nėra vienas kitą pakeičiantys tyrimai, nes yra dalykų, kurių ultragarsas negali matyti, o gali matyti mamogramą. Mikrofancinatai ir panašiai. Tai todėl šie 2 tyrimai jie yra derinami tarpusavyje ir dėl to atlikus vieną gali būti rekomenduojamas kitas ir atvirkščiai. Jie tam, kad būtų surinkta daug daugiau informacijos, būtent tuo metu apie krūties sandarą, apie visą situaciją. Todėl profilaktika yra paremta tuo, kad pirmiausia siunčiama mamografijai, na ir tuomet, jeigu kažkas tam yra neaišku, siunčiama ultragarsiniam tyrimui ir jeigu tai yra tiesiog gerybiniai pakitimai, pagal situaciją yra sudėliojamos rekomendacijos, kaip toliau turėtų būti elgiamas, kaip dažnai atliekami tyrimai. Taigi, tiesa ar mitas, kad mamografija sukelia krūtų vėžį? Ką tik girdėjom, Kristina gydytoja paminėjo, kad mamograma arba mamografija tyrimo metodas yra rentgeno spindulių ar ne tipažo. Ultragarsinis tyrimas yra ultragarso spindulių tipažo. Tai kaip galvojate, ar yra tiesa, kad pats tyrimas gali sukelti krūtų vėžį? Pakelkite ranką, gal kas galvojat, kad nėra taip manančių. Kristina, mes turim puikią auditoriją šiandien. Tai iš tiesų yra mitas. Ir dabar, kodėl tai yra mitas, papasakosim šiek tiek vėliau, ar ne? Ar dabar, Kristina, tu nori paminėti, ar vėliau? Paliekam intrigą šiokią tokią. Paliekam intrigą, gerai. Toliau, tiesa ir mitas. Mamografijos tyrimo metu gaunama didelė apšvitos dozė. Kaip galvojat? Net jau pakelkit ranką, kas yra, kas linksi. Gerai, tai galvojam, kad pakankamai didelė, ar ne? Ten suspaudžia iš abiejų pusių, tai jau turėtų būti didelė. Na ir faktas yra toks, kad tai yra mitas. Mes gauname tikrai labai nedidelę apšvitos dozę šio tyrimo metu. Ir Kristina, kaip tai atrodo? Kokia ta apšvita? Pabandysiu iliustruoti šiuo metu, pagal paskutinius duomenis, Lietuvoje kasmet kiekvienas žmogus iš aplinkos, tiesiog iš aplinkos nuo įvairių renginių, keliaujant lėktuvais ir panašiai, vidutiniškai gauna 0,7 milisivertų apšvitą, tai yra tiesiog toks matavimo vienetas. Tai šiuo metu Europos metinės apšvitos vidurkis yra 4. Tai mes Lietuvoje turime mažiau jonizuojančios spinduliuotės savo aplinkoje, galim pasidžiaugti. Na, o lyginant su kitais instrumentiniais medicininiais tyrimais, tai tarkim plaučių nuotrauka yra 0,1, profilaktinė mamografija 0,4, ten yra ribos per brūkšnelį, kadangi vėl tai priklauso nuo krūties dydžio. Palyginimui, kalbos kompiuterinė tomografija
pilvo kompiuterinė tomografija, matom, kiek galima apšvitos, tai atliekant profilaktiškai kas 2 metus mamogramą tikrai ta apšvita nėra kažkokia didelė, kenksminga, viršijanti kažkokias normas. Tai net ir nepasiekėm, jeigu gyvenam Lietuvoje ir daromės kas 2 metus, tarkim, mamografijos tyrimą, mes net nepasiekėm apšvitos Europos vidurkio, kurį gauname. Tai yra visiškai saugu. Taip, o grįžtant prie krūtų ligų, kodėl jos atsiranda, tai yra iš tikrųjų rizikos veiksniai, tokie kaip, aišku, genetika, gali būti paveldimumas, gali būti tiesiog genetinės mutacijos atsiradę naujai. Taip pat tos, kuriuom anksčiau prasidėjo menstruacijos ir vėliau prasidėjo menopauzė, ilgesnį laiką buvo tas audinys veikiamas estrogenų, tai tokios moterys turi sąlyginai didesnę riziką krūtų ligoms išsivystyti. Aišku, jeigu buvo krūties vėžio arba tam tikrų ikivėžinių ligų istorija, taip pat jeigu buvo kiaušidžių vėžio šeimoje. Prie rizikos veiksnių, kaip ir prie visų kitų lėtinių ligų, yra nepakankamas fizinis aktyvumas, žalingi įpročiai, rūkymas, alkoholio vartojimas. Taip, tai dabar dar trumpai irgi norėčiau pakalbėti apie mastopatiją. Tokia keista liga galbūt, gal iš senesnių laikų atėjęs, bet vis dar naudojamas terminas, tai iš tikrųjų jinai atsiranda dėl to, kad įvyksta vienas audinys nunyksta, kitas labiau išveša, pasikeičia būtent balansas tarp tų ląstelių augimo. Taip pat, jeigu būna santykinai pasikeitęs hormoninis fonas, vėlgi yra kažkoks disbalansas tarp estrogenų ir progesterono. Ir to pasekoje, dar jeigu veikia kažkokie rizikos faktoriai, kuriuos prieš tai minėjau, gali atsirasti gerybiniai krūtų pakitimai, dar bendrų žodžių vadinami mastopatija. Tai kaip ir minėjau, vėlgi tos pačios ginekologinės ligos. Čia prisideda ir endokrininės ligos, jeigu yra skydliaukės funkcijos sutrikimas, hipofizės, pagumburio funkcijos sutrikimai, įvairios nervų sistemos ligos, žinoma, stresas, įvairios traumos, taip pat ir žarnyno įpročiai. Kaip tai atrodo, tai gali būti įvairios formos. Gali būti fibromenoma, ką mes matome pirmam paveikslėlį, gali būti cista antrame paveikslėlį, čia būtent yra ultragarso nuotraukos, gali būti ir tas, todėl bendru pavadinimu tai vadinama mastopatija. Ką moteris gali jausti, tai gali apčiuopti sukietėjimus krūtyse, gali būti skausmingumas, gali būti įvairūs paveikimai, simptomai prieš mėnesinę gali suaktyvėti. Todėl yra labai svarbu daryti apčiuopą, sekti ir žiūrėti, jeigu atsiranda tokie pakitimai, tai tuomet reikės kreiptis į gydytojo konsultaciją. Atvykus pas gydytoją, ką mes darome, tai pirmiausia apklausiame moterį, kada pastebėjo, tai yra labai svarbu žinoti, prieš kiek laiko, kaip keitėsi, galbūt kažkokias gretutinės būklės paminėti. Tuomet seka apžiūra, tai apžiūros metu vėlgi vertinama panašiai kaip kalbėjome apie apčiuopą, kad moteris pati daro ir apsižiūri, tai čia jau gydytojas apžiūri. Atlieka apčiuopą, tai vėlgi tam tikrais judesiais, atlieka krūties apčiuopą, periferinių limfmazgių apčiuopą. Na ir jeigu yra kažkokie įtarimai, tuomet dažniausiai siunčia ultragarsiniam tyrimui ir jeigu yra kažkokių įtarimų, tuomet siunčia ir specialisto konsultaciją, kuris gali skirti kitus tyrimus, tokius kaip ta pati mamografija, krūtų magnetinis rezonansas ir panašiai. Na ir jeigu ištyrus nerandama kažkokių piktybinių susirgimų, tai gali būti tiesiog simptominis gydymas, stebėjimas, simptominio gydymo patarimai galbūt kažkokiai gyvensenai, tai vėlgi įvairius vitaminai, magnis, žuvų taukai, gali būti skiriama nakvišos preparatai.
Mitybos kažkokios rekomendacijos, gyvensenos korekcija. Jeigu yra kažkokie pakitimai, tai tuomet yra atitinkamai sudėliojamos rekomendacijos, kaip dažnai reikėtų atlikti tam tikrus tyrimus vaizdinius, kaip pas įvairius specialistus, kaip dažnai rodytis. Na ir jeigu yra įtartini pakitimai, tuomet gali būti skiriamas chirurginis gydymas. Taip, toliau kalbant apie krūties vėžį, iš tikrųjų tai yra viena dažniausių onkologinių ligų moterų tarpe ir kasmet Lietuvoje diagnozuojama beveik 1700 naujų atvejų. Skaičius didėja dėl to, kad iš tikrųjų ir liga jaunėja, dėl to prevencinės programos amžius yra praplėstas, bet aišku, gerėja ir diagnostika. Tai šitoj vietoj tas didesnis atvejų skaičius yra dėl to, kad mes ligą pagauname anksčiau. O tai gali būti simptomai, tai iš tikrųjų čia galite fotografuoti, jeigu kam įdomu, į ką atkreipti dėmesį, tai iš tikrųjų gali būti ir visa krūtis standesnė, kietesnė ir odos pasikeitimai, va čia labai gražiai su citrina yra parodyta, gali būti kūžas čiuopiamas, gali būti kažkokie bėrimai, kraujingos išskyros padidėja limfmazgiai pažastyje. Tai iš tikrųjų skelbiama. Trumpai apie gydymą, čia jau ne šeimos gydytojo kompetencija, tiesiog radus jau yra moteris nukreipiama onkologų konsultacijai į specializuotus centrus, atliekama biopsija, tipavimas ištiriama histologiškai ir tokiu atveju jau sprendžiama individualiai atsižvelgiant į įvairius niuansus ir skiriamas gydymas būtent pagal tą situaciją. Trumpai apie krūtų operacijas, tai jos gali būti fizikinės ir kosmetinės. Tai kosmetinės gali būti krūties atstatymas, gali būti vietiniais audiniais, gali būti didinamos riebalais, implantais, na ir gali būti mažinamos dėl kosmetinių priežasčių arba gali būti mažinamos ir dėl medicininių priežasčių, jeigu krūtis yra tikrai nemažas, sukelia jau kitas problemas, stuburo iškrypimą, skausmus, todėl gali būti jau dėl medicininių priežasčių atliekama operacija. Na ir žinoma, visų vėžinių ir ikivėžinių pakitimų gali būti atliekama. Labai trumpai, kaip gali būti atliekama atstatymas krūties kitais audiniais, tai gali būti paimama audinio arba iš šoninės dalies arba iš pilvo apatinės dalies ir tiesiog tie audiniai, jų pagalba yra atstatoma krūties forma ir dydis. Taip pat gali būti atliekama riebalų persodinimas iš kitų kūno vietų, tarkim, suleidžiant tam, kad atstatytų formą, didinti kūno pažymį. Na ir labai trumpai apie implantus, tai jų istorija prasidėjo 1890 metais, kuomet pirmą kartą buvo atlikta krūtų implantų operacija pacientai. Nuo to laiko sekė eilė įvairiausių bandymų krūtį didinti įvairiais būdais. Vienas tokių įdomesnių, kad būdavo netgi kempinė dedama, silikonas leidžiamas, silikonas šiena ir po to jau vystantis šiai sričiai atsirado krūtų implantai, užpildyti arba silikono, arba fiziologinių užpildų ir dabar jų yra įvairiausių. Gali būti ovalo formos, gali būti lašo formos, vėlgi čia jau yra grožis, jau yra moteris pasirinkimas, aišku, įvairūs dydžiai. Ir šitoje vietoje yra svarbu, kad krūtis būtų sveika, dedant implantus ir prieš operuojant, dėl to šitoje vietoje ir buvo rekomendacija, kad atlikti būtent krūtų ultragarsinės trimitijos operacijas. Dar, Kristina, prieš pereinant prie kitos mūsų skaidrės, kur vėl bendrausim su auditorija, trumpai norėčiau papildyti, grįžtant gal prie operacijų ir povėžinių gydymų, kad iš tiesų dabar rinka siūlo ir mūsų medicinos pažanga tikrai daug įvairių priemonių, kaip susigrąžinti gyvenimo kokybę, tam tikrus estetinius niuansus. Tai pavyzdžiui yra toks dalykas kaip spenelių tatuiruotės atliekamos moterims, kurios
yra pašalinamos krūtys dėl vėžinių susirgymų arba prevenciškai dėl vėžinių susirgymų, galima tai atlikti ir tas yra daroma netgi Kaune. Jeigu jums tai yra aktualu arba turite moterį, merginą savo artimųjų rate, kam tai būtų aktualu, tai drąsiai prieikite prie mūsų po pranešimo, mes papasakosime daugiau ir detaliau. Tikrai yra visokiausių protezų, yra dabar liemenėlių rinkoje, kada iš tiesų ta estetinė problema, kuri tikrai gali įtakoti moters gyvenimo kokybę, jinai tampa tokia aktuali ir informacijos gali būti daug, bet turbūt mes kaip gydytojos tam ir dirbame ir plečiame savo kompetencijas, žinias, kad galėtumėm rekomenduoti pacientams įvairias galimybės ir tokias. Jeigu moteris turi krūtų implantus, kaip galvoja, tiesa ar mitas? Tiesa, ar negalvoja mūsų auditorija Kristina, kaip yra iš tikrųjų? Ar tikrai implantai jau yra kontraindikacija atlikti mamografijos tyrimą? Yra mitas, tikrai moterims su implantais yra atliekama mamografija ir tai nereikalauja kažkokio kitokio aparato, kažkokio kitokio pasiruošimo, tai yra tiesiog apklausiama prieš tyrimą, technologas, kuris atlieka šitą tyrimą, jis paklausima, jis pasako, jis tiesiog žino, kaip ten išpozicionuoti tą krūtį ir viskas. Tikrai galima daryti ir kad moteris turi krūtų implantus, tai nereiškia, kad jinai neturėtų atlikti profilaktikos ir būtent šito tyrimo. Na gerai, o dabar pereikime prie tokio epizodo gyvenime, kuris įvyksta, tai yra nėštumas. Kokie krūtų pokyčiai vyksta nėštumo metu? Turbūt drąsiai galiu pasakyti, kad vieni didžiausių susijusių su krūtimis, jeigu tai nėra liga, o tiesiog paprasta fiziologija, per ką reikia pergyventi, tai yra būtent nėštumas. Tai nėštumo metu krūtys padidėja nuo maždaug 30 iki 50%, tai labai dažnas nusiskundimas mūsų nėštukių yra, kad staiga pradėjo liemenėlės netikti, nugarą skaudėti, dar kiti dalykai atsiranda. Tai būtent gali būti sąlygojama tokio atrodytų paprasto dalyko, bet dydžio padidėjimo. Taip pat yra būdingas jautrumas ir skausmas nėštumo metu, kadangi veikia progesteronas ir estrogenas, du tokie pagrindiniai įtariamieji hormonai. Jie padaro tas krūtis jautresnes ar netgi skausmingas. Kas yra būdinga, tai tas jautrumas ir skausmingas yra būdingas liečiantis su audiniais, kažkur tai stipriau užspaudžiant audinį ir tada tai tikrai gali būti varginantis elementas. Taip pat yra būdingi nėštumo metu spenelių pokyčiai. Kartais turim pacientės, kurios išsigąsta, sako, kas vyksta, nes tikrai labai stipriai, pavyzdžiui, patamsėjimas odos įvyksta, ar ne, pigmentas patamsėja. Aureola aplink spenelį esantis tamsesnis odos plotelis gali labai stipriai išsiplėsti, tačiau labai yra svarbu žinoti, kad tai yra visiškai normalūs reiškiniai ir taip tikrai gali įvykti ir mes netgi džiaugiamės, kad taip vyksta, kadangi tada tikrai žinome, kad organizmas efektyviai ruošiasi žindymo kelioniai. Labai normalu yra ir tai, kad gali atsirasti strijos ar venų pareiškėjimas. Strijos atsiranda dėl būtent tos pačios pirmosios priežasties, didėja tūris krūties, plečiasi jie ir oda kartais gali nespėti suamortizuoti šito proceso. Todėl mes galim matyti, strijos gali būti įvairių spalvų, pradžioje jos gali būti rausvos, paskui išplykšti, tai tiesiog yra vienas iš natūralių procesų. Lygiai taip kaip ir pilveliui didėjant, jos gali atsirasti, taip pat gali atsirasti ir ant krūtų. Venų pareiškėjimas lygiai taip pat, kraujas plūsta į krūties audinius, netgi iš tiesų, jeigu mes žiūrėtumėm histologiškai, kas reiškiasi po mikroskopais, tai krūtyse formuojasi naujos kraujagyslės. Tai yra vienas iš tokių stebuklingų etapų, kada, sakykime, tikrai atsiranda net naujų anatominių struktūrų. Ir taip pat, kas yra būdinga, jau link pabaigos nėštumo, tai pradeda gamintis priešpėdės. Tai yra
toksai gelsvas skystis ir netgi gali užsidėjus tiesiog labiau veržiančią liemenėlę jis pradėti skirtis, tai daug kas irgi išsigąsta, nustemba iš nėštukių, sako, kodėl mano rūbeliai staiga yra šlapi, ar čia yra normalu, tai taip, nuraminsime jūs, tai yra visiškai normalu, vėlgi mes tik dar labiau pasidžiaugiam, dabar yra visokiausių priemonių, kaip sakykime, tą pratekėjimą suvaldyti ir netgi iš tiesų, jeigu priešpėdas skiriasi ir skiriasi gausiai, mes rekomenduojame jo nusipirkti tokius specialius konteineriukus labai nedidelius ir susirinkti, kad pagimdžius naujagimį jį galima būtų tais keliais lašais jau primaitinti. Tai čia yra šiokia tokia iliustracija, vat, kaip matome, pradedame nuo paprastos krūties, tada keičiasi audinys, didėja, liaukos pritvinksta, jos pasiruošia, kaip ir sakiau, aureolė ir spenelės irgi turi tam tikrus tipingus pokyčius. O čia iliustracija, sakykime, kaip keičiasi krūtis prieš nėštumo ir po žindymo laikotarpio. Tai jeigu prieš nėštumą mes turime ir liaukinį audinį, tokį, kokį jis yra, tai vat, pirmo trimestro metu jau matome ir ryškius ganėtinai pokyčius ar ne liaukiniame audinyje, laktacijai prasidėjus dar didesnis pritvinkimas, spenelės ir aureolė gali padidėti, sukietėti, kaip ir sakiau, bet po žindymo kelionės krūtis kartais būna grįžta į tokią patį dydį arba net ir mažesnį, kadangi visi procesai nuslūgsta, vėl normalizuojasi hormonai ir tarsi turime naują etapą. Mastitai. Kas tai yra? Mastitas dar yra kitaip vadinamas krūties uždegimas, krūties audinio uždegimas. Ir jis dažniausiai gali atsirasti žindymo laikotarpiu, kada moteris aktyviai turi užsikūrusią pieno gamybą, tačiau nebūtinai. Mastitas gali įvykti ir kitame amžiaus tarpsnyje. Tai labai skausminga būklė gali būti ir jos metu krūtis gali tapti raudona, gali būti visa raudona, gali būti tik raudonas lopinėlis ir mastitas gali sukelti ir sisteminį organizmo uždegimą, todėl yra labai svarbu jį gydyti, kadangi norime išvengti komplikacijų, tokių kaip abscesai, kuriuos jau reikia gydyti ir operaciniu chirurginiu būdu. Pagrindinės mastito priežastis, kas jį gali nulemti, yra krūties pieno latakų užsikimšimas. Tai jeigu pienas neišteka reguliariai, nėra pašalinamas iš krūties, įvyksta procesas vadinamas pieno stazė ir tai veda į uždegimą, nes yra spaudžiami audiniai ir neturime judėjimo. Infekcija, bakterijos ir dažniausiai tai yra Staphylococcus aureus bakterija tokia, jie gali patekti iš aplinkos į krūtį per spenelių įtrūkimus ir tokiu būdu sukelti infekciją. O kadangi po gimdymo, ar ne, kaip ir kalbėjome, yra padidėjimas audinių išsiplėtimas, struktūros tikrai keičiasi ir pačios, jos yra karštos, sukietėjusios, tai tie įtrūkimai, ypatingai pradedant žindymo kelionę, kada reikia dar labai pajausti ir ryšį su naujagimiu, tai yra tikrai pakankamai paprasta šitai infekcijai pro vartus įeiti ir sukelti. Taip pat mastito priežastimi gali tapti ir žindymo technikos klaidos, todėl yra labai svarbu kartu su akušere arba žindymo konsultante įsivertinti, kaip kūdikis apžioja krūtį, kad maksimaliai kiek įmanoma sumažintumėm šitas rizikas. Ir taip pat gal mažiau žinoma priežastis, bet mastito priežastis gali būti ir krūties trauma. Tai krūties sužeidimai, suspaudimas po, tarkim, autoavarijų ar negali irgi įvykti toksai reiškinys arba tiesiog nukritus kažkur stipriau. Vat kai klausia mūsų, ar gali mastitas būti ir nežindančiai moteriai, tai tikrai gali, bet dažniausiai tai yra susiję būtent su krūties trauma. Ir kaip yra
gydomas mastitas, turbūt moterų tarpe mes, jeigu pasiklausytumėm, tai išgirstumėm tikrai labai daug istorijų, bet vis dėlto, ką sako modernioji medicina ir mūsų gairės, tai kad pirmiausia, mes turime veikti prieš uždegimiškai, mes turime užtikrinti adekvatų nuskausminimą moteriai, nes tai yra gana skausminga būklė. Vėliau, jeigu turime infekcijos įtarimą, skirti antibiotikus. Jeigu tai yra žindanti moteris, rekomenduoti reguliariai žindyti, pasitelkti į pagalbą vėsinančius kompresus, jokių būdų nešildyti uždegimiškai pakitusių audinių, nes tai gali tik dar labiau pabloginti situaciją ir, žinoma, užtikrinti poilsį, kad kiek įmanoma moteris ilsėtųsi, nepatirtų streso ar kažkokių kitų susijusių neigiamų emocijų, kurios dar labiau galėtų pabloginti būklę. Ir aš kaip mokslininkė ir praktikė visada labai domiuosi, kas yra naujo, tame tarpe ir šitoje temoje. Tai jeigu mes apžvelgtumėm paskutinių 10 metų įvykius mokslo publikacijose, apie ką kalba klinicistai, apie ką kalba mokslininkai, kas liečia krūtų temą, tai yra keletas žinučių į namus jums labai svarbių. Tai žindymo saugumas po vėžio, tai buvo tapęs tikrai dideliu klausimu, kadangi, kaip gydytoja Kristina minėjo, yra jaunėjanti liga, tikrai nustatome dėja pacientėms ir 30 kelių metų, po ko natūralu, kad dar šeimos planavimas yra tikrai aktuali tema ir žmonės nori turėti vaikučių ir jie turi visokių susijusių klausimų. Tai jeigu anksčiau buvo tam tikrų dvejonių, kad galbūt žindyti po praeito vėžio gydymo ir pasiekus ligos remisiją nebūtų rekomenduojama, dabar šita rekomendacija yra jau pasikeitusi ir sakoma, kad po praeito vėžio gydymo žindymas nedidina pakartotino susirgimo rizikos. Taip pat fizinis aktyvumas, mes kiekvienais metais vis daugiau matome publikacijų, kur yra įrodoma, kad fizinis aktyvumas veikia kaip prevencinė priemonė, tai neišimtis yra ir krūtų susirgimai ir vėžys, onkologija, tai reguliari fizinė veikla gali sumažinti krūties vėžio riziką nuo 10 iki 20%. Tai kaip tas reguliarus fizinis aktyvumas atrodo, visiems galvojant, kad čia aš privalau turėti kažkokios sporto salės abonementą, ten dirbti su asmeniniu treneriu, tai tikrai ne. Užtenka tų paprastų rekomendacijų apie 10 000 žingsnių per dieną, 15-30 minučių aktyvios fizinės veiklos, kada širdies ritmas yra padidėjęs ar ne ir panašiai. Liaukinio audinio tankis. Kristina labai gražiai paminėjo, kad netgi tyrimuose, ar ne, kada tankis yra didesnis, mes galime pasirinkti atlikti ne mamografiją, o echoskopiją, bet labai svarbi žinutė iš mokslinių pastebėjimų gydytojams praktikams buvo tokia, kad moteris, kurių liaukinis audinys yra tankesnis, linkusios 1,7 karto dažniau sirgti krūties vėžiu. Tai netgi, sakykime, ta krūties echoskopija ir jos atlikimas reguliariai kas metus yra dar svarbesnis akcentas. Didėjantis susirgimų vėlyvųjų stadijų krūties vėžio skaičius. Deja, bet nors ir atrodytų diagnostikos įrankius turime tikrai prieinamus, ypatingai Lietuvoje, ypatingai Europoje, bet jeigu žiūrėtumėm pasaulinę statistiką, tai nuo 2004 iki 2021 metų moterų skaičius susirgusių būtent jau metastazavusių, tai reiškia vėlesnių stadijų krūties vėžio, jaunesnių negu 40 metų amžiaus grupėje pasaulyje padidėjo 3%. Tai vėlgi žinutė kokia į namus tiek mums gydytojams praktikams, tiek jums kaip pacientams, turintiems mylimų moterų, mamų, močiučių, seserų, draugių, kad jeigu anksčiau mes galvojame, kad krūties onkologija yra apie 50 metų amžiaus grupėje, tai dabar tikrai verta kuo anksčiau, tuo geriau pradėti tirti, save stebėti, nes deja, bet vis dar
pražiūrime tuos atvejus ir nėra nieko labiau skausminga turbūt ir kaip gydytojai, kai tu nebegali taip efektyviai padėti pacientui. Ir paskutinis toksai momentas, kad duktalinės karcinomos in situ gydymas, tai yra toksai mažos rizikos susirgimas, kuris tikrai gana dažnai yra ar ne pastebimas, tai jisai gali būti, kad pacientė turės būti stebima, o ne iš karto operuojama. Buvo atliktos tikrai didelės apimties studijos, buvo lyginami atvejai, kada buvo pasirenkama tiesiog stebėti, atlikti tyrimus pacientai reguliariai ir visą kitą, ir žiūrimos išeitis, lyginant su chirurginiu gydymu, tai pastebėta, kad labai didelio skirtumo nėra, o išeitis yra irgi labai panašios, tai rekomenduojama netgi mažos rizikos įsivertinus visus rodiklius, susirgimus tiesiog stebėti. Ir kodėl tai yra svarbu, kodėl yra svarbu mokslo pasiekimai krūtų sveikatoje, kodėl yra svarbu, kad pastangos vis didesnės yra telkiamos šitai temai. Tai dėl to, kad poreikis individualizuotai sveikatos priežiūrai labai stipriai auga kiekvienais metais ir turbūt nepaslaptis, kiekvienas mes, lankydamasis pas savo gydytoją, norime, kad jis matytų mus arba ji mus matytų kaip asmenį, kaip individualų žmogų, turintį savo sveikatos istoriją, turintį savo požiūrį, turintį savo sveikatos tikslus. Tai tą sako ir mokslas, kad žinoma yra gairės, žinoma yra rekomendacijos, yra bendri pastebėjimai, pagal juos mes turėtume formuoti gydytojų praktiką, bet labai svarbu ir individualūs žmonių poreikiai. Tai vėlgi prevencija ir profilaktiniai tyrimai moteriams turėtų būti absoliutus prioritetas. Tuom baigiama yra praktiškai 90 ir daugiau procentų visų mokslinių straipsnių, kurie nagrinėja šitą tematiką. Tai tiesiog visi kartu bendrom jėgom ir jūs kaip pacientai ir mes kaip praktikai, klinicistai, manau, kad judame link tos geresnės diagnostikos ir žinutė į namus yra tokia, jeigu turite mintį, kad norėčiau, kad mane gydytojas nusiųstų krūtų echoskopijai, ištransliuokite ją kito vizito metu, arba jeigu ruošiasi jūsų draugė, kolegė, mama, močiutė keliauti pas gydytoją, priminkite, kad yra tokie tyrimai, kad juos galima ir reikia atlikti. Na, o dabar dėkosim už jūsų dėmesį, dar turim šiek tiek laiko, jeigu liko klausimų arba būtų kažkas įdomu, tai drąsiai juos dabar galime atsakyti. Taip pat norėčiau pasakyti, kas čia. Tai kadangi šiuo metu mes atstovaujame kliniką Antalija, tai informacija apie šios klinikos veiklą socialiniuose tinkluose. Na ir mes kaip gydytojos turim savo Instagram profilius. Tai galite mus pasekti, čia yra QR kodai mūsų profilius, kuriuos galite nuskanuoti ir matyti mūsų pranešimus, ką mes keliame, mūsų turinį. Jei neturite kuo nuskanuoti QR kodą, tai yra nuoroda tiek mano, tiek Kristinos, kaip mus galima rasti Instagram'e. Jeigu norėsite, ten galėsite užduoti mums klausimų. O dabar mūsų dovana jums, tai galite nuskanuoti šitą QR kodą. Ten atsakius į klausimus, užpildžius savo duomenis, jums bus paštą atsiųsta, kaip atlikti krūtų apčiupą. Ir taip pat bus nedidelė dovana, kurią galėsite pasinaudoti pačios arba atsivesti kartu ir savo draugę, mamą, sesę, būtent krūtų profilaktikai. Tai galite nuskanuoti QR kodą ir visą informaciją gausite į elektroninį paštą.